I'm concerned that social media is an important driver of that youth mental health crisis. People like with filters or like people with the unimaginable bodies that are all fake. Perfect. All fake and perfect, and it's like, why can't that be me, you know? 42% of Gen Zers said they could not stop using social media if they tried. The most common words they associate with platforms like Facebook and Instagram: depressed, angry, and alone. Pradėkime nuo svarbiausio fakto. Net 42% Z kartos atstovų negali nustoti naudoti socialiniais tinklais, nors ir jaučia norą tai padaryti. Tačiau, ką tai reiškia jūsų emociniai būkliai? Socialiniai tinklai asocijuojasi su depresija, pykčiu ir vienatve. Ši įtaka gilesnė nei galime įsivaizduoti. Z karta praleidžia vidutiniškai daugiau nei 7 valandas per dieną savo telefonuose. Tai yra daugiau nei 49 valandos per savaitę. Daugiau nei standartinio darbo savaitė. Ar tai yra skaitmeninis pažangos ženklas ar pavojingas įprotis? Alexis pradėjo naudotis Instagram būdama vos 11. Jau 12 jis smarkiai buvo priklausoma. Ši priklausomybė peraugo į dekonstruktyvų elgesį, ji naudoja apgaulingus būdus, kad išlaikytų prieigą prie socialinių tinklų. Galiausiai 15 dėl šios priklausomybės jie atsidūrė ligoninėje. Ši istorija yra skaudus pavyzdys, kaip greitai socialiniai tinklai gali sugadinti gyvenimą. Socialiniai tinklai sukuria dopaminų paremtus atsiliepimų ciklus, kurie lemia priklausomybę. 27% Z kartos teigia, kad socialiniai tinklai daro neigiamą įtaką jų psichiniai sveikatai. Nuolatinis naršymas veda prie dopamino priklausomybės, kurią sunku suvaldyti. Pavyzdžiui, streameris Neon sukėlė kontroversiją, apsimesdamas sergantis rimtomis ligomis dėl peržiūrų. Jis netgi bandė susitikti su politinė figūra, kas baigėsi uždraudimu dalyvauti renginiuose. I do have approximately 3.5 days to live, but the doctors told me some crazy and I just hope you guys can make me feel better. Ar influencerių elgesys peržengia ribas, kai siekiama dėmesio? 2019 metais grožio industrija buvo verta $532 milijardų. Daugiau nei 90% jaunimo naudoja filtrus socialiniuose tinkluose, o Meta filtrų funkcijas išbando apie 600 milijonų vartotojų. Tačiau, ar tai sveika? Ši tendencija skatina nerealistinius grožio standartus ir mažina jaunų žmonių pasitikėjimą savimi. Z karta dažniausiai remiasi socialiniais tinklais, kaip naujienų ir informacijos šaltinių. Tačiau tai gali būti pavojinga, kaip rodo Save the Kids kriptovaliutos afera. Ši schema reklamuoja milijonų sekėjų turinčių influencerių ir apgavo daugybę jaunų žmonių. Influenceriai slapta pardavinėjo žetonus, kurie viešai skatino investuoti. Šiame skandale dalyvavo Face Clan nariai, kurie buvo vėliau suspenduoti. Platformos ir reklamos greitai dingo, tačiau pasekmės išliko. Platinės chirurgijos paklausa tarp jaunimo sparčiai augo. Pavyzdžiui, Mia išleido $30,000, o Jonelė net $150,000, kad atrodytų kaip Bratz lėlė. Z kartos teigia, kad socialiniai tinklai blogina jų savivertę. 73% Z kartos jaučiasi vieniši. While these caged birds perhaps dream of spreading their wings, Yusuke has no desire to join them. Instead, he avoids all contact with the world beyond the tiny room he's barely left in the last decade. He's a hikikomori. Šiaurės Amerikoje populiarėja hikikomori gyvenimo būdas, kai žmonės atsiriboja nuo realaus pasaulio. Socialiniai tinklai pakeičia tikrus ryšius, bet ar tai iš tikrųjų mus daro laimingesnius? 75% Z kartos yra vieniši, ypač tai aktualu vyrams. Tuo metu dirbtinio intelekto pažinčių programėlė Skype Replika. And it's an AI girlfriend. So it learns from you. It learns what you like and what you don't like, what kind of pictures you like, what kind of pictures you... Turi daugiau nei 2 milijonus aktyvių vartotojų. Tai alternatyva tradiciniams santykiams, bet ar tai gali pakeisti tikrus jausmus?
Socialiniuose tinkluose populiarėja pavojingos tendencijos, kaip istoriniai perstatymai, devious leaks, vandalizmo banga ir pavojingi iššūkiai. Šios tendencijos baigėsi rimtomis pasekmėmis, įskaitant hospitalizacijas. TikTok is a daredevil. We've had middle schoolers that go in the bathrooms and go on TikTok and then, oh, we're going to do this. They will tear down bathrooms and things like that. Our brains are dying. Socialiniai tinklai daro didžiulę Z kartos gyvenimui nuo psichinės žalos iki elgesio modelių socialinių ryšių. Kaip manote, ar šis skaitmeninis pasaulis daugiau žaloja nei padeda? Palikite apačioje ir nepamirškite prenumeruoti. Ačiū, kad žiūrėjot. Aš dar kartą pabaigoje paliksiu kontaktus, su kuriais jūs galite susisiekti, jeigu turite tokių problemų. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki. Širdele mano, o kodėl tu liūdna? Širdele mano, kur jaunystė tava? Dienelės slenka ir ne vieno neaplenkia. Sakyk, širdele,